Lemba, kiek čia daug lapų. Tai sveiki atvykę į antrą dalį mano bazės. Šiaip labai atsiprašau iš karto, kad ilgai nebuvo antros dalies, nes nelabai buvo galimybė atvaryti į kaimą. Šiandien atvažiavau, kaip matėte, pradžioj su savo motociklu. Tai va, atvariau su motociklu, pasidėjau šį pagaliau žiemos miegui. Iš tikrųjų, šiandien jau galvausi pasidaryti malkinę, nes prasideda drėgmės, labai pradėjau dažnai lyt dabar. Tai galvoju pasidaryti malkinę, pasistogu viską. Aš susidėti visas malkas, kurias rasiu čia. Bet tik atėjau į čia ir pamačiau, kad čia iš tikrųjų yra žiauriai daug lapų. Bet ant medžių lapų visiškai neliko, tai aš galvoju, gal tada paskutinį kartą čia aš juos susigriebiu, išvežu ant lauko. Ir tada kepsim į statybas, varysim daryti malkinę. Šiaip nežinau, kiek laiko čia man užtruks viską išvalyti dar kartą. Nes anas iki aš čia pravaliau tą ratą, kad maždaug jūs suprasit, kaip viskas bus. Bet dabar galvoju, biškį daugiau čia visur išsigriebti, išvežti, kad būtų švariau, patogiau orientuotis, kur ką statyti. Jo, per daug aš čia kalbu, važiuojam. Sorry. Viską įsivaliau. Ten va bus malkinė, kažkur va čia bandysiu pasistatyti malkinę, ten yra malkos. Šiaip iš tikrųjų nežinau, ar spėsiu, jau yra 2, temsta prieš 5, bet bandysiu bent kokius kontūrus pasidaryti ar kažką. Čia mūsų laužavietė, tada kitą kartą pabandysiu pasidaryti aplinkui suoliukus kažkokius. O tada galbūt judėsim kažkur, va, tai galvoju, šitam kampe, arba kažkaip palei šitus medžius, pasidaryti vietelę, kur galėčiau net iš tikrųjų permiegot. Tai jo, va, pasakiau truputį, kokie tikslai laukia. O dabar galvoju, šiaip baisiai norėčiau pavalgyti, bet nespėsiu po to pastatyti tos malkinės. Tai galvoju, gal einu dabar, pabandysiu, pradėsiu pastatyti tą malkinę ir tada prisėsim prie laužo, pavalgysiu. Tai žodžiu, dar čia yra išpuvę tokie medeliai. Tai norėčiau dar juos arba išlaužti, arba nusipjauti, nežinau kaip pavyks. Nes jie man jaučiu ir trukdys pasistatyti ir viską. O šitą gražuolį, tai nežinau, šiaip jisai dar gyvas toks, bet ne, man atrodo, jis irgi papuvęs, tai galvoju, ir jį išsipjausiu. Ir gal net šitam kampe tada statytis malkinę. Truputį pasikeitė planai, pagalvojau, kad gal geriau malkas dėsim čia. Čia iš tikro gaunasi gerai, nes čia va, šitie medžiai yra viena siena, šitie medžiai bus kita siena. Čia visai gražus galas gaunasi, kažkaip padarysim. Tai manau, malkos galės puikiai čia stovėti. Gal ir per čia įėjimą padarysim kažkokį. Gerai, tai tą duobę galvoju įsikals kuolas. Čia gal net nereikia, nes nemanau, kad giliai iškasiu, nes šaknys. Prie šitų kažkaip gal prisitvirtins, surišiu. Ir čia, manau, irgi nereikia, nes yra 3 šitas labai plonas, bet kažkaip pritvirtinsiu. Jo, ir kažką reikės sugalvoti su stogu, kaip padaryti, tai va. Tai dabar galvoju varyti kažkur pasieškoti daug medukų, kokio krūmyno, kad galėčiau nepastebimai pasiskolinti kokį nors medelį, nusipjausiu. Kiek man reikės, nežinau, kokių šiaip jeigu aukšti, tai kokių 3-4 man užteks, parsitysiu, susikalsiu čia
Bet tada bandysim kažką mąstyti su stogu ir šiaip reikės susigalvoti, kaip prisitvirtinti. Šiaip virvės turiu, bet nežinau ar bus gerai su virvė, gal rasiu kokių ilgų vinių, tai va. Kad būtų smagiau dirbti, norėčiau užsikurti laužą, tai dabar galvoju, judu, užsikursiu laužiuką, tegul jisai siau čia kūrenasi, išdega tie lapai. Sausas malkos blembos sunkiai įsikuria labai. Nu jo, jos visą tą laiką nuo laiko, kai čia buvo patvirų dangum, labai daug lijo. Tai jo, galvoju, šiaip kitaip jaučiu ir neužsikursiu tą laužą, tai biškį sausesnę prakurą pasimsiu. Truputį barikadą malkom pastačiau, kad nesušlaptų, nes šiaip pradėjo lyt labai stipriai. Tai net nežinau, kiek aš šį laiką dabar užsibūsiu ir ar spėsiu viską padaryti. Ir ar iš vis ugnis man laikysis. Šiandien su iššūkiais truputį. Nu, dabar statymą ir užgis laužas, kol aš grįšiu, ar ne. Šiaip planuoju blembu, kokią 15 minučių. Tikiuosi laikysis, nes sakau, blemba įsilėjo, tai nenormaliai. Sveiki, galima čia pasismedžiu. Tai va, čia maždaug 2 metrai gal kakauja. Bėda ta, kad čia labai sunkiai įsikasa, nes čia yra medžių šaknys ir labai sunkiai lenda iš tikro. Tai aš dabar galvoju, kokį būdą čia sugalvojus, kad būtų galima gerai įtvirtinti. Aš galvoju, gal atnešiu kokios dar žemės. Čia va prie pat yra, supilsiu vandenio, gal bent umsyk laikys, bus patogiau čia rišti viską, po to, kai visos sienos susitvirtins, tai tada gal turėtų ir laikytis viskas. Žodžiu, sutvirtinti čia nesigaus, nes, sakau, neina giliai įsikasti į žemę, nes čia vien šaknys, akmenys, tokia žemė. Tai nežinau, galvoju, gal tiesiog kiek eina įsmeigsiu, truputį pakalsiu, tada bandysiu viską susirišti. Nu, nebus čia iš tikro, tai reiškia tada tvirta. Tai žodžiu, pabandysiu padaryti taip, kaip sakiau, labai paprastai. Surišiu į ką, kiek eina įsmeigs, na kaip laikys, bent jau, kad pastogė būtų, kad nešlaptų tos malkos. Jo, nesigaus čia gerų sienų padaryti. Žinau, kad aš jau baisiai noriu valgyti ir jeigu eičiau dabar valgyti, aš tikrai nespėčiau nieko padaryti. Tai blemba. Bet visą dieną nevalgęs taip noriu. Bet žodžiu, gal varau tada vieną sieną pabandysiu pasidaryti, parodysiu, kaip kas čia turėtų būti. Ir tada eisiu pavalgyti, nes jau blemba. Bos pašnekom, kiek noriu valgyti. O žinot, ką aš blemba pagalvojau, kad gal geriau pirmą varau pasidarysiu stogą, kad tikrai nesušlap. O sienas, per sienas vis tiek kažkiek tai atpūstų lašų ar kažko. Tai vis tiek truputį, manau, sušlas, bet ne taip kaip iš viršaus, nes lapų nėra. Tai čia grynai viskas kiaura, tai galvoju, gal pirmą pabandau stogą. O jaučiu tvirtinsiu tai paprastai, turiu tik virvės, tai bandysiu kažkaip susirišti gerai. Gal laikys, nežinau. Šitaip atrodo tai žiauriai netvirtai, bet užrišiu tada va šitą va, tada dar labiau sutvirtinsiu ir manau laikys čia viskas bus gerai.
Lema, kai niekas nelaiko, tai taip sunku. Nu, čia tipo, vėliau sutvirtinsim, bet svarbu, kad laikytųsi. Dabar kitoj pusė reiks panašiai pasidaryti. Čia šiaip žiauriai netvirta, bet nu, tipo, aš kalt nenoriu labai medį. Čia realiai, nu, bet aš manau, viskas susidės ir pagalys prie pagalio susitvirtins ir bus tvirčiau, bet šiaip tai čia dabar kol kas tai nekas. Užsičiauk. Iš tikro net nepasakyčiau, kad rytoj žiema. Šiandien labai nuostabus oras, tai leidau sau ir oras leido man atminti su dviračiu. Jo, iš tikro tikrai keista pagalvoti, kad rytoj žiema. Iš tikro jau yra kita diena, net ne kita, o gal dar kita savaitė, kai aš grįžau čia. Pridėjo tas pats. Tiesiog susidūriau vieną sykį su techninėm kliūtim. Šiandien norėčiau pabaigti pasistatyti šitą malkinę. Rėmai viskas yra, stovi, viskas tvarkoj. Tai norėčiau pirmiausia užsidengti stogą, kad bent būtų tom malkom pastogė kažkokia nuo lietaus. Nes sniego nemanau, kad sulauksim artimiausiu metu. Čia labai keistas oras Lietuvoje. Tai va norėčiau užsidengti šiandien stogą. Ar spėsiu, nežinau, nes liko šviesos kokią porą valandų, bet bandysim. Užsidengsim stogą, susikirsim, susilaužysim malką, susidėsim ir galėsim jau ramiau gyventi čia. O kitą kartą nebaigsim malkinę, eisim čia kampe statytis, kur galėčiau įsikurti kažkokią nors pastogę, kurioje galėsiu permiegoti. Ir manau, dar vienas dalykas, kuris krito jums į akį, tai mano šukuosena nauja. Jo, per tas kelias sekundės, kol nematėt, tai spėjau ir apsikirpti. Nelabai man tinka, bet ką padarysim, norėsiu kažką bandyti naujo. Tai manau, pirmą gal užsikursiu laužą, kad būtų smagiau pačiam dirbti. Eisiu prisipjauti šakų, užsidengsim stogą, išsikepsim valgyti. Tai atsinešiau vėl sauso prakuro, pas mane visas malkos čia šlapios. Susidedu savo malką šone, kad jos biškį pradžiūtų, nes jos žiauriai šlapios. Tai dabar va kaip čia viskas atrodo. Čia kampas pritvirtintas, čia pritvirtinta, čia ir čia durys bus kažkokios. Įėjimas, žodžiu. Tai dabar mano tikslas ant stogo dar kelis rėmus užsidėti. Ir tada kažkuo užmesti visą viršų, kad būtų pastogė. Tai dabar, manau, einam susirasim ilgų pagalių. Idealiai.
Kalt nenoriu labai į medį. Tai va, žodžiu, stogo pagrindą susidėjau ir dabar bandysiu kažką sugalvoti, kuo galima padengti viršų. Šiaip iš bėdos, va ten, jei matot, yra krūva. Tai ten guli seno namo plokštės, bet jos yra labai šlapios ir aš galvoju, visų pirma, jos yra dar sunkios. Aš galvoju, šitas stogas atlaikys. Ir kitas dalykas, jos yra šlapios, jos yra papuvusios ir nežinia, kiek ilgai man jos laikys. Tai šiaip galėčiau, jeigu nieko nerasiu, pabandyti. O šiaip, kuo galėčiau šiaip geriausia būtų, manau, eglės šakom. Spyglių neprikristų per daug. Ir šiaip visai gražiai atrodytų. Bet pas mane eglių čia nelabai. Pora eglių auga, bet aš nelabai jų noriu kankinti. Nebent vieną kitą šaką, kad bent kažkiek pasidengtų. Tai va, aš galvoju, einu tų eglių šakų ir jei nieko nepavyks, galvoju vieną kitą tą plokštę atsinešiu ir kaip nors padengsim stogą, nes šiaip jau viskas gaunasi gan neblogai. Atrodytų tai nuostabiai, bet tik tos be eglės ir kažkaip gaila būtų visą stogą padengti iki šių, jas aplaužyti. Pabandau plokštę gal atsinešti ir pažiūrėti, kaip atrodys. Manau, jei viskas susidėtų, atrodytų neblogai. Tai pridėsim tada tų eglišakių nedaug. Pas gal kaip kokia dekoracija ir visai turėtų viskas neblogai atrodyti. Blemba stogas kaip reikalas. Nei kiauras, nei ką. Va tas plokštės. Tai žodžiu, aš jas apsilupsiu, kad jos nebūtų tokios negražios. Užsimesiu ant viršaus, pažiūrėsiu kaip atrodo. Ir jei pavyks, susikalu ir turim stogą. Tai apsilupau ir tai jos tikrai nelaikys ilgai, jos greitai supus šitos plokštės. Nežinau, kiek laikys, tiek laikys iš tikro. Nežinau, ar aš čia amžius būsiu šitoj vietoj. Aš darau, kad būtų šiam momentu gerai, kad aš čia pats gerai dabar jausčiausi. O kad per artimiausius pusę metų, metus čia viskas supus ir nugrius, aš abejoju. Manau, susikrausiu šitas plokštės, jei pavyks sukalsiu, turėsim labai gražią, gerą, tvirtą malkinę. Tikrai stogo rėmai viskas atrodo gerai ir kai viskas susidės, aš jums vėl parodysiu ir jūs pamatysit, kad čia iš tikro man viskas normaliai gaunasi. Užsimečiau tą plokštę, kaip atrodo dabar tai šūdinai, bet reikia pabandyti prisikalt. Mažum viskas susidės ir atrodys geriau, nes dabar ne kažką. Dabar tai atrodo tragiškai, galvoju ant viršaus tada dabar visokio šūdo prikraut, lapų kokių ir reikės kažkaip sienas dasistatyti kitą kartą.
Viskas. Stogas padarytas. Šiaip dariau, ką galėjau geriausio. Va. Šitą sieną nekreipkite dėmesio, čia bus padaryta. Va taip va. Šiaip puikiai atrodo, gyva akim, iš viso kitaip žiūrisi. Iš vidaus dar nežiūrėjau pats, bet sakyčiau neblogai, kaip kiemo baziai pastatytai, čia yra iš tikrųjų super. Aš vaikas apie tokią galėčiau tik pasvajoti realiai. Dabar noriu greitai apsitvarkyti viską ir prisėsti prie laužo, kuris man nedega. Ai, dar norėsiu susikirsti tas malkas ir susinešti, susidėti ten. Mano baterija vėl išsikraudinėja, liko labai nedaug. Tai ką dabar padarysiu, tai eisiu greitai susipjausiu malkas, susidėsiu jas į savo naują malkinę. Pabandysiu dar atsinešti sausos malkos, kad užsikurt laužą, nes atsivežiau dešrelių įsikepti. Ir jo, viskas. Šiandien šitos pasidarau dar dalykus ir bus viskas. Malkos pavyko nemažai prisikirst, viską sutalpinsim į malkinę ir pagaliau prisėsim, pavalgysim, atsigersim. Kodėl sakau, kad mes pavalgysiu, atsisėsiu, pavalgysiu, atsigersiu pagaliau. Gerai, tai šiandien nusikaliau iš tikrųjų baisiai, 20 km ant dviračio, bet labai džiaugiuosi, kad viską šiandien pasidariau. Ir malkinė stogą, sienų nepasidariau, aišku, nes čia reikės iš tikrųjų nemažai vargti. Bet pasidariau stogą, galėsiu susidėti malkas, taip pat susikirtau, susipjoviau, susilaužiau ir galėsiu pagaliau atsisėsti prie laužo ir pavalgyti pagaliau, nes dar čia aš būsiu kokią valandą arba 2. Kaip sakiau, atmintinė jau nedaug baterijos liko, tai nežinau, ar pavyks dar užfiksuoti, kaip viską susinešu ir kaip sėdžiu prie laužo, bet manau pagrindą viską jums parodžiau, ką šiandien ir ką praeitą kartą, kai čia buvau, norėjau pasidaryti. Labai ačiū, kad žiūrėjot, labai ačiū, kad jūsų jau yra 150, man tai nerealus skaičius. Ir ką, laukit naujo video. Šiaip pagal mano planus tai turėjau gruodžio 14, neklystu, varyti vienas naktį į mišką, bet manau šitas jau nesigaus. Dėl ko gali nesigauti šitas video, tai dar truputį bijau, dar truputį baisu vienam lysti į mišką, nepažįstu nei žvėrių, nieko. Ta prasme, žinau, kas yra vilkas ir lapė, bet baisu man dar vienam kažkaip. Galimai kitas video bus, kai čia jau nakvosiu. Tai kitam video tikriausiai matysit, kaip tam kampe, kur pirmai rodžiau, įsikuriu kitą pastogę, po kurią aš praleisiu naktį. Tai galvoju, gal kaip pirmam kartui vienas miške apsiprasiu savoj teritorijoj, o dar kitas video, jeigu viskas gerai, jeigu viskas tvarkoj, pamatysit mane vieną naktį miške. Tai nepraleiskit, paspauskit prenumeruoti mygtuką, prisidėkit varpelį, paspauskit like ant šito video. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote ir dar kartą ačiū, kad jūsų tiek daug. Tikiuosi, jums patinka mano šitą tvirtovę, kur pastačiau malkom. Jo, ačiū dar kartą, iki.